Haris Poteris ir išminties akmuo. Parašė J.K. Rowling. Iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. Pirmas skyrius. Berniukas, kuris liko gyvas. Ponia ir ponas Dursliai, gyvenantys 4 Ligustrų gatvės name, išdidžiai sakydavo, jog jie, ačiū Dievui, normaliausi žmonės. Nė nesitikėkite, kad jie įsiveltų į ką nors keistą ar paslaptingą, nes tokių dalykų jie paprasčiausiai nepakenčia. Ponas Durslis direktoriavo Greningso firmoje, gaminančioje grąžtus. Jis buvo stambus, raumeningas vyras, beveik be jokio kaklo, tačiau didžiuliais ūsais. Ponia Durslė buvo plonutė, šviesiaplaukė moterytė, mažiausiai 2 kartus už vyrą ilgesniu kaklu, kas labai praversdavo. Mat ji baisybę laiko praleisdavo per sodo tvorą, šnipinėdama kaimynus. Dursliai augino sūnų, vardu Dudlis, kuris jų įsitikinimu buvo nuostabiausias pasaulyje berniukas. Dursliai turėjo viską, ko tik tai geidė, bet jie turėjo ir paslaptį, ir labiausiai bijojo, kad jos kas nors net kapstytų. Manė, jog neištvertų, jei žmonės sužinotų apie Poterius. Ponia Durslė buvo ponios Poter sesuo, bet jos nesimatė jau 4 metus. Iš teisybės, ponia Durslė apsimetė visai neturinti sesers, nes ta sesuo ir jos niekam tikęs vyras buvo visiška Durslių priešingybė. Dursliai net sudrebėdavo pagalvoję, ką pasakytų kaimynai, jei šioje gatvėje pasirodytų Poteriai. Dursliai žinojo, kad Poteriai irgi turi mažą sūnelį, bet jo nebuvo net matę. Jie nenorėjo giminiuoti su Poteriais ir dėl to berniuko. To dar betrūko, kad Dudlis žaistų su tokiu vaiku. Kai Dursliai pabudo pilką, apniukusį antradienio rytą, kurį prasidėjo mūsų istorija, debesims aptrauktame danguje, nebuvo nė menkiausio ženklo, kad netrukus visoje šalyje prasidės keisti ir paslaptingi dalykai. Ponas Durslis niūniuodamas išsirinko darbui savo pilkiausią kaklaraištį. O ponia Durslis smagiai liežuvaudama grūdo į aukštą kėdę, žviegiantį Dudlį. Nė katras nepastebėjo, kai pro langą nuplasnojo didelę, rusvą pelėdą. 8:30 ponas Durslis pasiėmė portfelį, pakštelėjo pačiai skruostan ir norėjo pabučiuoti Dudlį, bet nepavyko, nes Dudlis įniršęs dribsniais drabstė sieną. Išdykėlis, sukikeno ponas Durslis, išeidamas iš namų. Įlipęs į automobilį išvažiavo iš kiemo. Jau ant gatvės kampo į akis krito pirmas nepaprastas dalykas. Katė, pasitiesusi žemėlapį. Ponas Durslis ne iš karto susigaudė, ką mato, ir papurtęs galvą atsigręžė dar pasižiūrėti. Ant gatvės kampo išvydo Raino katę, bet žemėlapio nebuvo. Kas jam pasivaideno? Tikriausiai šviesos bliksnių triukas. Ponas Durslis sumirksėjęs piktais jau spoksojo į katę. Katė atsakė tokiu pačiu žvilgsniu. Nuvažiuodamas gatve, ponas Durslis veidrodėlyje žiūrėjo į katę. Rainė dabar skaitė lentelę. Ligustrų gatvė. Ne, tik žiūrėjo. Katės juk nemoka skaityti. Nei gatvė pavadinimo, nei žemėlapių. Ponas Durslis nusipurtė ir išmetė katę iš galvos, riedėdamas į miestą. Galvojo tik apie didelį grąžtų užsakymą, kurio šiandien tikėjosi. Tačiau įvažiavus į miestą, mintis apie grąžtus išgaravo. Stovėdamas rytmetinėje spūstyje, negalėjo nepastebėti, kad aplinkui pilna keistai apsirengusių praeivių, su mantijomis. Ponas Durslis negalėjo pakęsti neįprastai apsirengusių žmonių, o jau to jaunimėlio apranga pamanė, jog atėjo kažkiek kvaila nauja mada. Barbendamas pirštais į vairą, nužvelgė arčiausiai stovinti tų keistuolių būrelį. Jie susijaudinę šnibždėjęs. Ponas Durslis pasipiktino pamatęs, kad pora tų žmonių visai ne jaunikliai.
Va, tasai tikriausiai vyresnis už jį patį, tačiau su skaičiai žalia mantija. Koks įžulumas. Paskui ponui Dursliui dingtelėjo, kad čia matyt kažkoks paikas pokštas. Tie žmonės be abejo kam nors renka aukas. Taip, aišku. Automobilių kolona pajudėjo ir po kelių minučių ponas Durslis vėl užsigalvojęs apie grąžtus įvažiavo į Greningso kiemą. Ponas Durslis savo kabinete 9 aukšte visad sėdėdavo nugarą į langą. Antraip tą rytą nebūtų įstengęs susikaupti ir mąstyti vien apie grąžtus. Taigi jis nepastebėjo, kaip dienos aky už lango nardo pelėdos, nors žmonės gatvėje matė, išsižioję rodė pirštais į tuos didelius paukščius, skraidančius virš galvos. Daugelis jų net naktį nebuvo regėję pelėdos, tačiau pono Durslio rytas buvo visiškai normalus, be jokių pelėdų. Jis aprėkė 5 darbuotojus. Turėjo kelis svarbius telefono pokalbius, paskui dar parėkavo. Buvo puikiai nusiteikęs iki pat pietų pertraukos, o tada nutarė pasivaikščioti ir konditerijoje kitoj gatvės pusėje nusipirkti bandelę. Buvo viską pamiršęs apie žmoną su mantijomis, bet prie konditerijos vėl pamatė. Praeidamas piktai perleido juos akimis. Nesuprato kodėl, bet jam pasidarė nejauku. Šitie žmonės irgi paslaptingai kuždėjosi, bet neturėjo jokių aukoms skirtų skardinėlių. Kai pro jos grįžo sugniaužęs maišelį su didelė spurga, nugirdo keletą frazių. Taip, girdėjau, kad Poteriai. Taip, jūsų sūnelis Haris. Ponas Durslis sustojo it nudiegtas. Baisiausiai persigando. Dar atsigręžė į šnibždėtojus, lyg norėdamas kažką sakyti, bet susilaikė. Puolęs per kelią nuskubėjo į savo kabinetą, metęs sekretoriai įsakymą netrukdyti, čiupo telefono ragelį ir ėmė sukti namų numerį, bet prieš paskutinį skaitmenį apsigalvojo. Padėjo ragelį ir glostydamasis ūsus pamanė. Ne, gal jam galvoj negerai. Poteris netokia jau reta pavardė. Neabejojo, kad pilna Poterių turinčių sūnų vardu Haris. Jis net nebuvo tikras, kad jo sūnėno vardas Haris. To berniuko akise nebuvo matęs. Galbūt jis vardu Harvis arba Haroldas. Nėra reikalo gadinti nuotaikos poniai Dursli. Ji visada taip susinervina, jei kas užsimena apie seserį. Ir nebe pagrindo, jeigu jis turėtų tokią seserį. Bet vis tiek, tie apsiaustyti žmonės. Ta diena jam buvo daug sunkiau susikaupti ir galvoti apie grąžtus. O kai 5 valandą išėjo iš darbo, čia pat už lauko durų atsitrenkė į žmogų. Atsiprašau, burbtelėjo mažučiam seneliukui, kuris vos nepargriuvo. Ponas Durslis nė iš karto suvokė, jog žmogutis vilki violetinę mantiją. Jis nė trupučiu nesupyko, kad buvo kone pargriautas. Kur tau, išsišiepė lyg ausų ir spigių balsų, kurį išgirdę praeiviai atsisuko ir pasakė: Neatsiprašinėkit, ponia, šiandien manęs niekas negali nuliūdinti. Džiaukitės, nes pagaliau nugalėtas, pats žinote kas. Ne tokie žioparai kaip jūs turėtų švęsti šitą džiugę dieną. Seneliukas apkabino poną Durslį per pusiaują ir nušlepsėjo. Ponas Durslis liko stovėti lyg suakmenėjęs. Jį apkabino visiškai nepažįstamas žmogus. Ir dar, atrodo, pavadino žiobaru. Kad ir ką tai reikštų. Labai nemalonu. Nuskubėjo prie automobilio ir nuvažiavo namo, vildamasis, kad visą tai tik įsivaizdavo, nors lig tol šito niekad nedarydavo. Mat vaizduotis nepripažino. Sukdamas į 4 namo keliuką, pirmiausia pamatė ir nuo to ūpas niekiek nepasitaisė. Raina katė, pastebėta ryte. Dabar ji tupėjo ant sodo tvoros. Jis nebejojo, kad katė ta pati, aplink akis tie patys apvadai. Škac, riktelėjo ponas Durslis. Katė nekrust, tik piktai žybtelėjo akimis. Argi normalios katės šitaip daro? Vydamas panašias mintis, jis atsirakino duris, nusprendė žmonai nieko nesakyti. Ponios Dursli diena buvo maloniai įprasta. Per vakarienę jį papasakojo apie kaimynės nesutarimus su dukra ir kaip Dudlis išmoko naują žodį. Nedarysiu.
Ponas Durslis stengiasi elgtis kaip visada. Paguldžius Dudlį nuėjo į svetainę ir dar spėjo išgirsti paskutinį žinių pranešimą. Galiausiai paukščių stebėtojai iš visų šalies rajonų praneša, kad šiandien labai keistas pelėdų elgesys. Nors paprastai jos medžioja naktį ir dienos metu nesirodo, nuo pat saulėtekio šimtai pelėdų skraidė visomis kryptimis. Žinovai nemoka paaiškinti, kodėl šie paukščiai staiga pakeitė miego įpročius. Televizijos diktorius santūriai šyptelėjo. Be galo paslaptinga. O dabar Džimas Magafinas ir orų prognozė. Na, Džimai, ar šią naktį dar lis pelėdomis? Šito nežinau, Tedai, atsakė orų pranešėjas. Tačiau šiandien keistai elgėsi ne tik pelėdos. Žiūrovai iš tokių skirtingų vietovių kaip Kentas, Jorkšyras ir Dandis skambina, jog vietoj žadėtojų liūčių vakar prapliupo krintančių žvaigždžių lietus. Galbūt žmonės pirmą laiko degina Gajų Foksą, bet iki lapkričio 5-osios, ponai, dar visą savaitę. Tačiau šiąnakt bus drėgna. Ponas Durslis taip ir sustingo kresle. Visoje Britanijoje žvaigždėm lyja, dieną skraido pelėdos, mieste pilna mantijom apsitaisiusių žmonių ir tas šnabždesys apie Poterius. Į svetainę nešina 2 arbatos puodeliais įėjo ponia Durslė. Nieko gera, turės jai ką nors pasakyti. Jis nervingai kostelėjo. Klausyk, Petunija, šiom dienom negavai jokios žinios iš savo sesers. Kaip jis ir manė, ponia Durslė supyko ir susijaudino. Juk šiaip jie apsimesdavo, kad ji neturi sesers. Ne, tarė ji. O ką? Visokios keistenybės per žinias, sumurmėjo ponas Durslis. Pelėdos, žvaigždžių lietus, mieste visokie juokingi praeiviai. Na ir kas, šovė ponia Durslė. Supranti, man atėjo į galvą, sakau, gal visą tai kažkaip susiję su jos šeiminėle. Ponia Durslė papūtusi lūpas siurbtelėjo arbatos. Ponas Durslis nežinojo, ar išdrys jai pasakyti girdėjęs Poterių pavardę. Nusprendė, kad neišdrys. Ir kaip mokėdamas nerūpestingiau paklausė. Jūs sūnus turėtų būti maždaug Dudlio amžiaus, ar ne? Tikriausiai, šaltai atsakė ponia Durslė. O kuo jis vardu? Howardas, ką? Haris, bjaurus prasčiokiškas vardas, jei nori žinoti. O tai, pritarė ponas Durslis, nukabindamas nosį. Visiškai sutinku. Daugiau jis apie tai nebeužsiminė ir jie nuėjo gulti. Kol ponia Durslė buvo vonioje, ponas Durslis prisėlino prie miegamojo lango ir pasižiūrėjo žemyn į priekinį sodelį. Katė tebetupėjo, jis spoksojo į gatvę tarsi ko laukdama. Nejaugiai susigalvoja, ar iš tiesų dėl viso šito galėtų būti kalti Poteriai. Jeigu taip, jei išeitų aikštėn, kad toji porelė jiems giminės, kągi vargu ar jis tai pakeltų. Durslė atsigulė. Ponia tuoj pat užmigo, bet ponas Durslis gulėjo atsimerkęs ir vėl galvoje perkratęs, ką matęs. Prieš užmigdamas pasigodė mintimi, jog jei Poteriai ir kalti, dėl visos tos velniavos nėra jokios priežasties, kad atsidurtų pas Durslius. Poteriai puikiai žino, ką jis su Petunija mano apie juos ir panašius į juos. Jis neįsivaizdavo, kaip juodu su Petunija galėtų įsipainioti į šituos įvykius. Nusižiovavęs, apsivertė ant šono. Ne, jie ramiai liks nuošaly. Kad žinotumėt, kaip jis klydo. Kol ponas Durslis nelengvai mintėsi, katė ant tvoros nė neketino miegoti. Ji tupėjo sustingusi kaip statula, įsmeigusi akis į tolimą Ligustrų gatvės kampą. Nė nekrustelėjo, kai gretimoje gatvėje trinktelėjo automobilio durelis ir kai viršum jos pranėrė 2 pelėdos. Katė sujudėjo tik vidurnaktį. Ir už kampo, kurį sekė katės akis, išlindo žmogus. Pasirodė taip staigiai ir tyliai, sakytum išdygo ir iš po žemių. Katės odega krustelėjo, akis prisimerkė. Ligustrų gatvėje niekas nebuvo regėjęs šitokio žmogaus.
Jis buvo aukštas, plonas ir labai senas. Jei tikėtume žilais plaukais ir barzda, tokiais ilgais, kad galėjo susikišti už diržo. Jis buvo su apsiaustu iki kulnų ir violetine mantija, šluojančia žemę, o apsijavęs aukštakulniais batais su sagtimis. Po siaurais akinukais gyvai spindėjo skaisčiai mėlynos akys. Nosis buvo ilgiausia ir kuprota, tarsi mažiausiai 2 vietose sulaužyta. Šitas žmogus buvo Albas Dumbledoras. Albas Dumbledoras regis nesuvokė patekęs į gatvę, kurioje yra nepageidaujamas. Nuo pat vardo ir pavardės iki batų. Jis kaip niekur nieko ėmė kažko raustis mantijoje, tačiau matyt pajuto, jog jį stebi, nes ūmiai pakėlė akis ir pažiūrėjo į katę, dėbsančią į jį iš kito gatvės galo. Kažkodėl katė jį prajuokino, sukikenęs burbtelėjo. Turėjau žinoti. Pagaliau vidinėje kišenėje rado ko ieškojęs, sidabrinį žibintuvėlį. Žmogus jį atidarė, spraktelėjo ir artimiausias gatvės žibintas, pokštelėdamas, užgeso. Vėl spraktelėjo ir mirktelėjęs užtemo dar vienas žibintas. 12 kartų jis suspragsėjo gesikliu, o tada visoje gatvėje liko šviesti tik 2 maži taškeliai tolumoje. Jį stebinčios katės akis. Jeigu dabar kas nors būtų pažvelgęs į gatvę, nieko nebūtų žiūrėjęs. Net akyloji ponia Dursli. Dumbledoras įsikišo kišenėn gesiklį ir nužingsniavo 4 namo link. Ten atsisėdo ant tvoros mūrelio šalia katės. Ją nežiūrėjo, bet po valandėlės prabilo. Tik pamanykite ir jūs čia, profesorė McGonagall. Jisai su šypsena atsigręžė į Rainę, bet katė buvo išgaravusi. Jos vietoje sėdėjo rūstoka moteriškė kvadratiniais akiniais, lygiai tokios pat formos kaip apvadai apie katės akis, ir ji dėvėjo mantiją smaragdo žalumos. Juodi plaukai buvo susukti į kietą kuodą, atrodė suirzusi. Iš kur žinote, kad aš, miela profesorė, niekad nesu matęs, kad katė tupėtų it apmirusi. Ir jūs būtumėt kaip apmiręs, jei būtų reikėję visą dieną prakiurksoti ant tvoros, atkirto profesorė. Visą dieną, kai galėjote švęsti, keliaudamas čia mačiau ne vieną vakarėlį ir pasilinksminimą. Profesorė McGonagall piktai prunkštelėjo. O taip, visi švenčia, aišku, nekantriai pasakė ji. Atrodo, galėtų bent kiek pasisaugoti, bet kur tau, net žiobarai pastebėjo, kad kažkas darosi. Pranešė per savo žinias. Ji galva parodė į tamsų Durslių svetainės langą. Aš girdėjau, pelėdų tuntai, krintančios žvaigždės. Jie nėra visiškai kvaili. Aišku, kad kai ką pastebėjo, krintančios žvaigždės. Kente, dedu galvą, jog Dedalo Diglio darbas niekad protu nepasižymėjo. Negali jų kaltinti, švelniai tarė Dumbledoras. 11 metų nelabai turėjome ko švęsti. Žinau, piktai atšovė profesorė, tačiau tai ne priežastis pamesti galvą. Visi neįtikėtinai lengvabūdiški. Vidury dienos vaikštinėja gatvėmis ir aptarnėja gandus, o net nepersirengę žiovariškais drabužiais. Ji pašnairavo į Dumbledorą, tarsi tikėdamasi, kad jis ką nors pasakys, bet jam tylint kalbėjo toliau. Būtų gražu, jei tą pačią dieną, kai rodos pagaliau išnyko pats žinote kas, žiobarai sužinotų apie mus visus. Turiu vilties, jog jis tikrai išnyko. Dumbledorai. Regis taip, atsakė Dumbledoras. Turime už ką būti dėkingi. Gal norėtume citrinio ledinuko? Ko? Citrinio ledinuko, tai toks žiobaro saldumynas, man labai patinka. Dėkui, ne, šaltai padėkojo profesorė McGonagall, lyg nusprendusi, kad dabar nedera lepintis citriniais ledinukais. Taigi, jeigu net pats žinote, kas tikrai išnyko,
Gerbiama profesorė, nejaugi būdama tokia praktiška negalite pavadinti jo vardu. Jau tokia nesąmonė tasai, pats žinote kas. 11 metų visus įkalbinėjau vadinti jį tikruoju vardu – Voldemortu. Profesorė krūptelėjo, bet Dumbledoras, atkrapštydamas 2 ledinukus, lyg ir nepastebėjo. Per didelę painiavą visą laiką sakyti pats žinai kas. Nematau, dėl ko būtų galima bijoti ištart Voldemorto vardą. Žinau, kad nemanot. Ir nepatenkinta ir žavėdamasi tarė profesorė McGonagall. Tačiau jūs kitoks. Visi žino, kad esate vienintelis, kurio pats žinote kas. Na gerai, Voldemortas bijojo. Pradedate, ramiai tarė Dumbledoras. Voldemortas turi galių, kurių aš niekad neturėsiu. Tik todėl, kad jūs per kilnus jomis naudotis. Laimė, kad tamsu. Nebuvau taip nuraudęs nuo to karto, kai Madame Pomfrey pagyrė mano naujasias ausines nuo šalčio. Dėptelėjęs į Dumbledorą profesorė pasakė. Pelėdos niekis, palyginti su pasklidusiais gandais. Ar žinote, ką visi šneka apie tai, kodėl jis išnyko? Kas jį pagaliau sustabdė? Atrodo, profesorė McGonagall ištarė klausimą, kuris jai labiausiai rūpėjo, dėl kurio jį kiaurą dieną snapsojo ant šalto murelio, nes lig tol nei kaip katė, nei kaip moteris dar nebuvo žiūrėjęs į Dumbledorą, tokiu įdėmiu žvilgsniu. Buvo aišku, kad nesvarbu, ką visi šneka. Ji nepatikės, kol Dumbledoras nepatvirtins, jog tiesa. Tačiau Dumbledoras lukšteno dar vieną ledinuką ir nieko nesakė. Girdėjau kalbant, net lyžo ji, kad praeitą naktį Voldemortas pasirodė Godriko dauboje. Jis ieškojo Poterio. Šnekama, kad Lilė ir Džeimsas Poteriai, kad jie negyvi. Dumbledoras nulenkė galvą. Profesorė McGonagall aiktelėjo. Lilė ir Džeimsas. Negaliu patikėti. Nenoriu to tikėti. Oi, Albai. Dumbledoras paglostė į petį. Žinau. Liūdnai tarstelėjo. Dar ne viskas, drebančiu balsu prabilo profesorė. Sakoma, jog jis mėgino nužudyti ir Poterių sūnelę Harry, bet nepaėgė. Berniuko neįstengė nužudyti. Niekas nežino kodėl, nei kaip, bet pasakoja, kad kai Voldemortui nepavyko nužudyti Harry Poterio, jo galios kažkokiu būdu dingo, šitaip jis ir išnyko. Dumbledoras niūriai linktelėjo. Nejaugi tiesa, sumikčiojo profesorė McGonagall? Po viso to, ką yra padaręs, pražudęs šitiek žmonių, negalėjo susidoroti su mažu berniuku. Tiesiog neįtikėtina, kad kūdikis būtų jį sustabdęs. Tačiau po galais, kaip Haris išliko gyvas? Galima tik spėlioti, tarė Dumbledoras. Gal niekada ir nesužinosime. Profesorė McGonagall išsitraukė nėrinių skeptelę ir nusišluostė akis po akiniais. Dumbledoras sušnarpštė ir išsiėmęs iš kišenės auksinį laikrodį pasižiūrėjo. Labai jau keistas tas laikrodis. Turėjo 12 rodyklių, bet buvo be skaitmenų. Jų vietoje ratu slinko mažytės planetėlės. Dumbledorui matyt buvo viskas aišku, nes įsidėmėdamas laikrodį atgal pasakė. Hagridas vėluoja. Tarp kitko, jis gal ir pasakė, kad aš čia būsiu. Taip, bet tikriausiai neprisipažinsite, kodėl esate kaip tik čia. Atėjau atiduoti Hario tetai su dėde. Daugiau jis neturi jokių giminių. Nejau šitiems žmonėms, sušuko profesorė McGonagall, pašaukdama ant kojų ir rodydama į 4. namą. Dumbledorai, negalima. Aš visą dieną nenuleidau nuo jų akių. Niekur nerasite į mus nepanašesnių žmonių. Be to, jie turi sūnų. Mačiau, kaip eidamas visą kelią spardė motiną rėkdama saldainių. Kad šitos namus gyventų Haris Poteris? Jam čia geriausia vieta, tvirtai darė Dumbledoras. Teta ir dėdė viską jam paaiškins, kai jis paaugs. Aš jam parašiau laišką. Laišką? Vangiai pakartojo profesorė,
vėl atsisėsdama ant tvoros. Dumbledorai, jūs tikitės laišku visą tai paaiškinti? Šie žmonės niekad Hario nesupras. Jis taps garsenybė, legenda. Nesistebėčiau, jei ši diena ateityje bus pavadinta Hario Poterio diena. Apie Harį bus rašomos knygos. Visi mūsų pasaulio vaikai žinos jo vardą. Taip ir bus, labai rimtai patvirtino Dumbledoras, žvelgdamas per savo akinukų viršų. Bet kokiam vaikui apsisuktų galvelė. Išgarsėti dar net nepradėjus vaikščioti ir kalbėti. Būti garsiam tuo, ko pats net neprisimeni. Nejau nesuprantate, kad kol pasiruoštai atlaikyti, jam bus geriau augti toliau nuo visko. Profesorė McGonagall norėjo atsikirsti, bet apsigalvojo ir norėjusi seilę pasakė. Taip, aišku, jūs teisus, bet kaip berniukas čia atkaks, Dumbledorai? Jį įsmeigė akis jo mantiją, lyg po ją būtų slėpęs Harį. Hagridas jį neša. Manot išmintinga Hagridui patikėti tokios svarbos dalyką? Hagridui savo gyvybę patikėčiau, atsakė Dumbledoras. Aš neskau, kad jis beširdis, nenorom tarė profesorė, bet sutikite, jog yra nerūpestingas, jis linkęs. Čia dabar kas? Tyla aplinkui sudrumstė negarsus burzgimas, jis tolydžio stiprėjo. Juodu ėmė dairytis gatvėje šviesų, burzgimas virto kriokimu, jie pakėlė akis ir staiga iš dangaus ant asfalto nusileido didžiulis motociklas. Taip, motociklas buvo didžiulis, bet ant jo sėdėjo tikras milžinas, beveik 2 kartus aukštesnis už paprastą žmogų ir mažiausiai 5 kartus storesnis. Buvo neįmanomas gremėzdas ir pabaisa, kone visą veidą slėpė juodi susivėlę plaukai ir barzda. Plaštakos kaip šiukšliadėžių dangčiai, o blauzdos įspraustos į batus, kaip delfinukai. Glėbėje jis laikė į antklodę susuktą ryšulėlį. Hagridas, apsidžiaugė Dumbledoras. Pagaliau, iš kur tu gavai tą motociklą? Pasiskolinau profesoriau Dumbledorai, atsargiai nulipdamas atsakė milžinas. Sirius Blackas paskolino. Aš jį turiu, pone. Jokių nesklandumų, ką? Ne, pone, namas buvo beveik sugriautas, bet man pavyko jį ištraukti, kol dar nesulaikė žiobarai, skrendant virš Bristolio užmigo. Dumbledoras su profesorė McGonagall palinko prie ryšulio, jame kietai miegojo vaikelis. Žemiau juodutėlių plaukų sruogos kaktoje buvo matyti keista žaibo formos žymė. Ar tai čia, sužnibždėjo profesorė? Taip, atsakė Dumbledoras. Tas randas jam niekad neišnyks. Ar negalite ko nors padaryti, Dumbledorai? Net jei galėčiau, nenorėčiau. Randai kartais praverčia. Aš irgi turiu viršum kairiojo kelio, puikų Londono metro planą. Na, Hagridai, duokš jį čia, reikia pagaliau užbaigti šitą reikalą. Dumbledoras paėmė Harį ir pasuko į Durslio namus. Ar galima su juo atsisveikinti, pone? Paklausė Hagridas. Jis palenkė savo gauruotą galvą ir pabučiavo Harį. Pabučiavimas tikriausiai buvo labai dygus. Staiga Hagridas sustaugė, it sužeistas šuo. Sušnipštė profesorė McGonagall. Žiobarus prikelsi. Atsiprašau, sukūkčiojo Hagridas ir išsitraukęs didelę žirniuotą nosinę įsikniaubė į ją. Neišturėsiu. Lilė ir Džeimsas negyvi, o vargšelis Haris turės gyventi su žiobarais. Taip, labai liūdna, bet valdykis, Hagridai. Antraip išsiduosim, kuždėjo profesorė McGonagall, atsargiai glostydama Hagrido ranką. O Dumbledoras peržengė žemutę sodo tvorą ir nuėjo prie didžiųjų durų. Švelniai paguldė Harį prie slenksčio, iš mantijos išėmė laišką, įkišo tarp Hario vystyklų ir grįžo pas anuodu. Ilgai visi trys stovėjo ir žiūrėjo į ryšulėlį. Hagridui krūpčiojo pečiai. Profesorė McGonagall įnirtingai mirksėjo,
o Dumbledoro akyse regis išblėso visad žibėję žiburiukai. Kągi, pagaliau tarė Dumbledoras, štai ir baigta. Nebėra čia ko būti, galim keliauti ir linksmintis. Aha, kimiai tarė Hagridas. Parvešiu Sirijų motociklą. Labanakt, profesorių McGonagall, profesorių Dumbledorai. Išvarko rankovę, šluostydamasis ašarotas akis, Hagridas apžergė motociklą ir paspaudė pedalą. Urgzdama mašina pakilo į dangų ir išnyko naktyje. Tikiuosi greit susitiksime, profesorė McGonagall, tarė Dumbledoras, linktelėdamas jai. Profesorė atsakydama tik šnirkštelėjo. Dumbledoras apsigręžė ir nuėjo gatve. Ant kampo sustojo ir išsiėmė sidabrinį gesiklį. Sykį spraktelėjo ir 12 žibintų vėl užsidegė. Ligustrų gatvė nušvito oranžinė šviesa ir joje jis pamatė, kaip kitame gatvės gale už namo užlinda raina katė. Prie 4 numerio durų tebegulėjo ryšulėlis. Sėkmės, Hari, sumurmėjo jis, apsisukęs ant kulno. Švystelėjo mantijos skvernu ir prapuolė. Vėjelis judino dailutes gyvatvorės, tykiai ir tvarkingai išsirikiavusias po tamsiai mėlynu dangum. Gatvėje, kurioje atrodo niekaip negalėjo nutikti kas nors stebuklinga. Haris Poteris pasivertė ant šuniuko, bet nepabudo. Maža rankytė suspaudė šalimais padėtą voką ir jis toliau miegojo nenutuokdamas, jog yra nepaprastas, nenutuokdamas, jog yra įžymybė, nenutuokdamas, jog po kelių valandų jį prikels ponios Dursley riksmas, kai jie atidarys duris pastatyti tuščių pieno butelių ir kad kelias savaitės jį niukins ir žnaibės pusbrolis Dudlis. Negalėjo žinoti, kad jam miegant visoje šalyje slapčia susirinkę žmonių būreliai kėlė taures skelbdami tostą. Už Harį Poterį, berniuką, kuris liko gyvas.